kelionės, važiuosim į Vilnių. Ir iš Vilniaus skrisim į Barceloną. Pirmą kartą per 10 metų į kelionę su merginom. Labai laukiu. Turėtų būti smagu, mačiau, kad saulė šviečia Barcelonai, kas yra atgaiva, nes dabar oras toks. Tai va, šiek tiek viskas ne pagal planą. Vėluoju tik 10 minučių, labai daug mašinų šiandien. Visi labai nori piltis kurą. Stovėjau eilėj. Bagažas pakrautas, viskas paruošta, dabar beliko nuvažiuoti. Pakeliui dar turėjom vieną stotelę, pasipildyti snacksų kelioniai. Atvažiavom į Vilnių laiku. Vilniui dar turėjom vieną užduotį, susidėti paskutinius daiktus į lagaminą. Nusprendėm keliauti su vienu lagaminu, tai buvo daiktai išdėlioti visų 3 ir tada tiesiai į oro uostą. Skrydį turėjom 5:30 vakaro. Kaip pagal vadovėlį atvažiavom keliom valandom anksčiau, kad nebūtų jokio papildomo streso, bet kartais stresas pasiveja. Mūsų visų laimiai pavojus netikras, pasas buvo rastas ir keliaujam į lėktuvą skristi į Barceloną. Visos sėdim atskirai. Draugystė neverta 10 eurų. For safety, so please give them your full attention. Once again, you're all very welcome on board and Prieš įlipant į lėktuvą buvom susitarusios, kad kiekviena pafilmuos, kaip sekasi, ką veikiam lėktuve. Sakiau, įrašysiu video apie lėktuvą, tai pas mane, turėsiu perjungti, bet sulūžus kėdė pas mane. Aš šiaip viso skrydžio metu žiūrėjau filmą Eternity, tai jei kas turite Apple TV, galit pažiūrėti, man visai patiko. A few moments later. Šiaip žiūri ima miegas. Va, naisiu pažiūrėsiu, ką daro Monika. Turėtų būti 12:23. Ugnė spėju, kad miega. Monika gal irgi miega. Ugnė nėra, jinai miega, manau, žinau. exits in cabin out are completely clear of all baggage. You can find a safety card in each seat in front of you or in the area around you. Please review this card before landing as a reminder. Barcelonoje nusileidome apie 8 valandą vakaro, tai pirmiausia planas, aišku, buvo nusigauti iki savo viešbučio. Viešbutį išsirinkom pačiame centriuke. Tai taip ir padarėm, pasigavom taksą ir važiavom tiesiai iki viešbučio, po jo buvo planas keliauti pavalgyti, nes buvom visai išalkę po kelionės. Pavyko išsirinkti visai fainą viešbutuką ir lokacija buvo labai patogi, viskas aplinkui ir pats viešbutis toks senovinis, bet jaukus ir mum 3 estetėm buvo pats tas. Pirmą dieną, kai atskridom, buvo labai didelis vėjas. Labai. Ką valgysit? Arba vištieną. Arba lašišą, Nebaulai gerai dar atrodo. Mes čia turim batatus, padažiuką, maltą padažiuką ir kalendrą jaučiu. Lašišikė. Čia tikrai labai skaniai atrodo. Kol valgėm, gavom žinutę, kad buvo atšaukta mūsų ekskursija į Sagrada Familia, tai šiek tiek dėliojomės planus, ką apkeisti vietomis, kad galėtume suspėti visur, kur norim. Pakeliui namo, žinom, užsukom, apsipirkom šiek tiek naktipiečių, jei prireiktų.
Ir po to, aišku, keliavom atgal į viešbutį ilsėtis ir ruoštis kitai dienai. Labas rytas. Jūs ilgai dar vakar naktinėjot? Pirmą dieną buvom susiplanavę aplankyti 2 muziejus ir vakare moteriška Valentino dienos vakarienė. Tai dabar vyksta pasiruošimas pirmajam muziejui. O, man su uodega būt ar skuduku? Gal skuduku? At home with kids. Mergos! Žydras dangus! Saulė šviečia! Mūsų kelionė gavosi visai kultūrinė, norėjome aplankyti ne vieną muziejų ir architektūrinį objektą. Tai pirmasis muziejus, į kurį važiavom, buvo Casa Vicens, tai pats pirmasis Gaudi namas, kurį jisai pastatė. Tikrai išskirtinis pastatas savo spalvomis ir raštais. Matysit kaip tik toliau, kaip jisai atrodo šiuolaikiniam kontekste. Kokia laki fantazija. Kur mūsų ugne? Tenai. Ir man ką tik ašara nubėgo nuo grožio. Pasparneliu. Nu, aukščiau kylam Patricija. Wow. 3 balandžiai tokie. Čia va tas plytelės. Mano čia pačiapta yra tų musulmonų. Monika mūsų jautruoliškai. Negalėjom atsidžiaugti ir geresnių orų. Lietuvoje tuo metu buvo gal -15, tai tikrai saulė mus labai džiugino. Ekskursijai turėjom gidą telefone, tai tiesiog klausėm, ką pasakojo telefonas ir vaikščiom aplink ir žiūrėjom, kiek pavyko sužinoti prieš ir beklausant savo gido, tai gauti daug įkvėpimo ėmė iš gamtos, tai matysit yra daug plytelių, kuriuose matosi medetkos. Kaip suprantu, istorija pasakoja, jog būtent toje vietoje prieš atsirandant pastatui ten augo medetkos, dėl to ir buvo pasirinktas šitas motyvas, o šiaip pats pastatas buvo pastatytas plytų ir plytelių fabriko savininkui, todėl labai daug yra visokių plytelių pačiame pastate ir tiek jo fasade. Šitas namas muziejum tapo dar ne taip senai, 2017 metais, ir jau buvo įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą. Paimituok, va čia atsisiek, čia žmonės rūkydavo. Čia soliukas. Va, taip. Yra mūsų atsakingiausias šlakeliukas. Mes kol fotografuojam šviesą, plyteles, detalės. Patricija informacija į save visą sugernėja. Čia dabar yra namas kambarys tiesiai po rūkymo kambariu. Rūkymo kambarys buvo skirtas tik tai vyram. Čia taip paspėjo, kad buvo moteris, kur leisdavo laiką. Ir yra atvaizduotas bokštas, kurį matysim vėliau, kai kilsim į viršų. Kaip tęsinys, žodžiu, kad gali matyti vos ne. Monika. Taip atrodo realybė, kai keliauji su 2 draugiam fotografiam. Vyksta tikrai nemažai fotosesijų, jeigu galima jas taip pavadinti. Bet aišku, savi ir pliusai, nuotraukų iš kelionės tikrai netrūksta. Bėgančio vandens. Bet čia buvo? Taip. Kaip man įdomu fotkės. Atsiminkit šitą vaizdą ir tada atsiminkit, kai grįšit namo. Buvo visiškai buržuazija. Pažiūrėkit į toršerą. Čia tas miegamasis. Irgi daug daiktų turi. Pula. Tiesiog.
Tai tie, kas būsit Barcelonai, būtinai aplankykit Gaudi namus. Tiesiog aš iš grožio literaliai 2 ašaros tikrai nubėga. Labai gražu. Selfinė. Jo. Tiesiog labai gražu. Dabar eisim papusryčiauti, ne? Papusryčiausim ir tada norim nuotrauką pasidaryti. Taip, ir tada dar antras muziejus šiandien laukia. Nusistatėm savo pusryčių vietą ir pamatėm, kad pakeliui yra vintažinė krautuvėlė, tai sustojom dar ten. Buvo rasti keli perliukai, kurie bus panaudoti šio vakaro vakarieniai. Vyksta primatavimas. Kadangi pagal maršrutą artimiau gavosi mūsų nuotraukų vieta, tai užsukom pasimti kavos ir tuomet keliausim į Dublė Film, kur galėsim nusifotografuoti senuoju būdu, įleisdami būdelę, kai padaro 3 nuotraukas. Su šuniuku. Čia buvo šiokia tokia eilė, bet ji neprailgo, nes turėjom štai tokį labai gerą draugą. O šiaip viso video metu matysit nemažai šuniukų video ir yra 90% tikimybė, kad tuos video padarė Monika. Kaip fainai. Išlenda. Nuotrauką be abejonės teko kartoti 3 kartus, kiekvienai po vieną. Patricija, kaip gražiai. Ugnė labai gerai. Oh my god. Aš tiesiog. Pasidariusios nuotraukas keliaujam toliau iki savo pusryčių vietos, kurios vis dar nepasiekėm. Sustojam nusifotkinti arba pafilmuoti šuniukus, bet artėjam link pusryčių vietos. Yra šeštadienis, viskas yra labai gerai. O ten mano draugės. Graži laiptinė yra, bet užrakinta. Kuri? Nežinau, viso. Spėkit, ką filmuoju. Kas šitoje kompozicijoje yra patys svarbiausi dėmenys? 2 dėmenys. Šuneliuk. Čia galim reelsą tą padaryti. Aš padarysiu. A few moments later. Visai netyčia įėjome į tokią modernistinę mid-century stiliaus laiptinę ir čia vyko dar kelios fotosesijos prie sienų ir gražių kampų. Best of the best. Visiems rekomendauju. Keliauti savo geriausiam draugėm. Ta prasme, jūs laikykitės. Kiek jūs nuotraukų turėsit atlaikyti? Ką mūsų gidas? GPS-as? O ne, tiesiai. Iki maisto eina valandą laiko, nes tiesiog visur yra nuostabiai gražu. Laiptinė reikia įti? Taip. Ir kiekvienos sienos nusifotkina. Taip. Wow, tas daugiau aukštis, matot? Ačiū. Taigi šiaip netai pasiekėme savo pusryčių vietą, užsisakom porą sumuštinių ir prisėdom pavalgyti ir tiesiog pastebėti žmonių einančių gatve. Kokie greičio akiniai. Be sūrio. Sūris yra gėris. Parodyk pas tave sūrio. Ugnė nieko nesakė apie pasišėrinimą. Ne, tai vis tiek vienodė. Skaniai pavalgėm ir buvo laikas keliauti iki kito muziejaus, kurį dar turėjom susiplanavę tą dieną. Tai dabar kviesimės taksi ir važiuosim į San Pau ligoninę. Ką pučia? Ėjukas pučias.
San Pau ligoninė tai dar vienas į UNESCO paveldą įtrauktas pastatas, tiksliau gal pastatų kompleksas, kurį sudaro bent 26 pastatai sujungti tuneliais po žeme, ne, visai kaip Kauno klinikose. Kokie instrumentai? Ko su jais darydavo? Čia kaip garažo įrankiai. Iš viso pastatų komplekso lankytojai leidžiami tik į kelis pastatus. Tai jie galėjo visą. Taip, tai senai. Ne. Aš nesusirgčiau, va čia atsipulti. Bet gaila niekaip nepersideda šitas grožis per kamerą. Architektas, kuris suprojektavo šitą ligoninę, tikėjo, kad graži aplinka gydo ir netgi visi paviljonai buvo sudėlioti taip, kad ligoniai nematytų vienas kito sunkios būklės. Pavasarį šitie visi mandarinai sužydi, dabar mes turim vaisius, bet pavasarį žydi yra orange blossom ir čia labai skaniai kvepia. Bet čia skamba. Bet patys apelsinai čia yra kartus, bet iš jų gamina marmaladą. Čia ligoninė? Taip, čia ligoniniai gamina marmaladą ir tai yra tradicija, kuri yra labai senai. Kai, žodžiu, daktaras ateidavo į ligoninę, surinkdavo tos apelsinus, pagamindavo marmaladą ir tarp savo kolegų pasidalindavo, jie visi pašėrindavo. Irgi, bet ateini, nežinau, sulošti kokiu šaškiam. Būtent tuo metu, kai statė šitą ligoninę, visos šitos idėjos buvo modernios, nes ligoninės paprastai būdavo tamsios ir prigrūstos. Dusty pink. Gražiausias ir reprezentacinis paviljonas skaitosi administracinis pastatas. Čia galit matyti aktų salę, kurioje viršuje ir choras būdavo ir vykdavo visokie susitikimai su mecenatais, kurie remdavo ligoninę. Žodžiu, pastatas buvo skirtas garbingiems svečiams priimti. Nors buvo dar tik 4, buvom visai pavargusios nuo didelių dienos įspūdžių, tai nusprendėm eiti iki viešbučio, šiek tiek atsipūsti pačiame viešbutyje. Visą dieną stebėjome mieste, kaip vyrai ruošiasi Valentino dienai, buvo labai miela. Restoraną išsirinkom itališką su baltom staltiesėm, tai norėjosi atitinkamai pasipuošti. Tai vyksta pasiruošimas vakarieniai, kiekviena turėjo po raudoną akcentą Valentino dienos progą. Vakarienę buvome rezervavę 9 vakaro, tai dar turėjom vieną užduotį prieš tai nukeliauti, nusipirkti pamaininius batus, jei netyčia aukštakulniai jau būtų neištverimi, nes į vakarienę, aišku, keliavom pasipuošusios. Kadangi buvo Valentino diena, šiek tiek buvo sudėtinga su transportu, tai mėtėmės tarp to važiuoti su metro ar su taksi, galiausiai pavyko pasigauti taksi, tai atvažiavome lygiai ant savo vakarienės laiko. Pirmas restorano įspūdis buvo labai geras, buvo nuostabus interjeras ir labai jaukia aplinka. Aš norėčiau pasakyti, kad mes visada būtume mylimos ir kad pačios mes save labai labai gerai jūs turėti. Neverkit, nes viskas nubėgs. Čin-čin? Čin-čin. Čin-čin. Stilus. Šituo ragaujam. Koks stilus. Koks geras. Norėsiu antro. Aš norėsiu jau susimakėliu. Prasme. Kaip supratote, kokteiliai buvo tikrai skanūs. Bet ne.
Ką sakei? Su prožektoriu. Kaip gražiai atrodai. O dieve. Wow. Glowy. Wow, kaip gražiai. Never. Vakarieniai buvo bolognezė, ravioliai ir spagečiai su šviežių pomidorų padažu. Patiekalus iš tikrųjų galima buvo patobulinti kai kuriuose vietose, bet šiaip viskas buvo tikrai skanu, labai smagiai praleidom laiką kartu. Dar turėjom tokią mintį nukeliauti, pasimti dar vieno kokteilio kitur, bet reikėjo labai ilgai laukti eilėje. Tai tiesiog, kol laukiam takso, lindom dar į kitą bariuką ir išvažiavom namo miegoti. Šiandien važiuojam į Rohe paviljoną ir negalim išsikviesti takso, nes vyksta maratonas. Tai dabar einam ieškoti, kaip iki ten nuvažiuoti. Ir bandysim nevėluoti, nes man atrodo, kad šiaip jau vėluojam, bet kaip sako, madingai galima vėluoti 15, ne? Mamos niekada nesiilsi, net kai jos yra atostogose. Nes aš, pavyzdžiui, naktį nededu ten 4 šaukštų, gal 2 mažiau. Tai, žodžiu, išsikvietėm taksą, atvažiuoja... Dabar neplatus kadras. Platus? Ne, o dabar platus. Dabar platus. Tai visai plačiai irgi, žodžiu, apdėtas, išsikvietėm taksą, atvažiuoja Hunlin su juodu Mersu ir bandysim vėluoti mažiau nei 15 minučių. Ne, jau vėluosim vis tiek. Taksi vis dėlto neatvažiavo ir po 4 ar 5 atšaukto taksi vairuotojo nusprendėm pasinaudoti senų gerų metro ir nuo tada visad ir važiavom metro. L1, čia. Rimtos kokios. Su 3 telefonais. Biškiai aukščiau čia reikia, nes netilpsiu aš. Pas Monika netilpsiu. Tu gali rinkti. Arba... Galbūt tai užtams, vadinasi? Šukas pakrovėjas, dezinfekcinis kremas, plaukų lakas. Ir dezinfekcinių nesinaudoju vakar nei kartą. Jo, nes buvo... Pats laikas visus akmenis išsitrauks. Wow, ir ten tas, ane, Tibidabus? Tibidabo, ane? Tai mes turim laisvą pirmadienį. Welcome to my trip. Kaip gražu. Tuomet baseinai su vandeniu atspindi konstrukciją, ištrina ribą tarp architektūros ir aplinkos. Atkeliavom pusvalanduku vėliau, bet iš tiesų čia tas laikas nebuvo toks svarbus, nors ir reikėjo registruotis laikui. O pats pastatas tai yra modernizmo simbolis, tai sako vienas iš tų kūrinių, kuris pakeitė 20-ojo amžiaus architektūros kryptį ir čia gimė principas mažiau yra daugiau. Tai mūsų akiai iš tikrųjų atrodo pakankamai įprastai, pastatas yra naudojamas geros medžiagos, bet tuo metu, kai pastatė tarpukariu, tai buvo kitaip ir kitoks nei kiti. Gražiausi kadrai reikalauja aukų. Pats pastatas buvo sukurtas vokiečių architekto kaip paviljonas tarptautiniai Expo parodai tarpukariu, po kurios jisai buvo ir išardytas, bet po to, kai pradėjo ir pačio architekto karjera kilti ir pats pastatas turėjo labai didelę įtaką pačiam stiliui 20-am amžiui, tai buvo svarstoma jį atstatyti ir ne taip ir senai iš tiesų atstatė.
Netaip ir senai, tai 50 metų kaip atstatytas. Po paviljono planas, aišku, buvo atsigerti kavos, papusryčiauti, tai pradėjom keliauti į vietelę, kurią buvom išsirinkę čia visai netoliese, La Greca. Papugėlė, va, papugėlė. Sėdi. Epukai, va, žiūrėk, matai? Vietelį išsirinkom tiesiai ant kalno, kad nuo jos atsivertų gražus vaizdai. Mergas kaip paveikslas atrodo. Ir skrido. Pusryčiams taip pat pokalbiai su vaikais ir vyrais, kurie liko namuose vieni su vaikais. Kaip jūsų nuotaikos? Kaip pasijai? Skani kava. Peniukas. 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 Apgailėtinai atrodo, sumuštinis gali pasakyti, bet gal bus skanus. Du kartus šiaip. Dėl turiu dabar. Taip, tu dar pasakyt. Man tai, žinai, kaip namuose sumuštinis, bet su... Su sviestuku, man atrodo, čia. Skanu. Tikrai skanu? Skanu, jo. Skanus sumuštinis. Bundas turis, nu. Geras tas sumuštinis. Nori paragauti? Aš daug nepaliksiu. Man mėsos vyksta. Tai kaip vyras. Kaip skanu, bet mėsa, bet skanu. Garuojas. Mano bus be skanu. Bet aš per platus taip valgyti. Ką matai? Mes atvažiavom, neatvažiavom, mes atėjom. Paradysiu tokią labai gražią vietelę. Va, mes tenai sėdėjom. Čia gyvas paveikslas. Smakiai? Kiek lėktuvų? Buvo labai smagi sekmadienio popietė, dar planuose buvo aplankyti vieną muziejų, tai judėjom atgal link miesto centro, bet buvo labai smagu stebėti, kas užsiema tai chi, kas geria tiesiog kavą ir mėgaujasi diena. Atsiprašau, dabar negaliu, turiu tobulą. Jau saviškis girdėjau patirti. Paklausk, kaip jų rytas. Kaip papūgų rytas? Taip, kaip tu jų paklaustum ispaniškai? Ne, ispaniškai. Matai atsakymas? Matai? Taip, reikia klausti. Dar turim 40 minučių iki kito muziejaus, tai vyksta dar vienas kavos sustojimas. Tarp kitko, visa kava Barcelonai buvo labai skani. Ta žalia labai gražiai atrodo prie tavo mėlynų marškinukų. Kitas muziejus mūsų dienotvarkiai buvo Casa Batlló, ar Patio, nežinau irgi kaip ištarti, bet tai dar vienas Gaudi namas įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą, vienas turbūt garsiausių modernizmo pastatų pasaulyje ir tai labai jautėsi, nes buvo labai daug žmonių, tai šiek tiek trukdė pajausti to viso pastato dvasią, galim sakyti, ar tą visą tiesiog namudinį jausmą. Pats pastatas šiaip labai įdomus, čia geriausiai atsiskleidžia jau Gaudi tie žinomi bruožai, kad visas pastatas yra įkvėptas gamtos, beveik nėra kampų. Sienos, lubos atrodo kaip išlietos iš smėlio arba kažkokių bangų siluetai. Tai pastatas iš tiesų atrodo gražiai, savotiškai surrealistiškai. Mes lipam ant stogo. Nu ką?
Wow. Gal mes ten šiandien buvom. Man va tokie Barcelonos vaizdai yra vieni gražiausių. Va tokie va samplaika, stogelių, kondicionierių. Šioje vietoje jau supratom, kad iš tikrųjų buvom prisisėmę labai daug įspūdžių ir nepaisant to, kad viskas buvo labai gražu, jautėme šiek tiek pavargusios. Bet ir muziejaus buvo likę tik tai vizualizacija. Planas sekmadienį buvo pasivaikščioti po parduotuvės, bet pamiršom, kad sekmadieniais vakaruose ypatingai niekas nedirba, tai patraukėm paužkandžiauti ir išsirinkome tokią taverną. Čia paragaudos man. Vardas. Tada adresas gatvė. Kam siūsi? Prie vyno užsisakėm kelis užkandžius pasidalinimui, taverna buvo jūros gėrybių, tai visi mūsų užkandžiai irgi buvo jūros gėrybės ir paskanavom. Nu, ragauk. Prisikabinus? Nu. Kiek duodi iš 10? 7 gal. A ne? Nu, Patricija. Kiek duodi? Labai geras. Gerai? Sakoma, kad desertai vietos visada yra, tai aišku, po to nukeliavome ispaniško deserto. Čia teko nesmalėžė. Varyk. O jas užtenka. Nu, dip, dip, dip. Dip. Būtų gerai neapsidip. Šiaip nevalgęs čiūro tokių, bet šitos kitokios, aš būnu tokios Žinau, triko. kadangi buvome gotikinėme rajone, nusprendėm pasivaikščioti šiek tiek aplinkui. Mažiuliukai, pičkolytės. Vyko kažkokia miesto šventė, tai žmonių buvo visai nemažai mieste, buvo atliekamos pareigos parvežti kažką lauktuvių iš Ispanijos ir pasivaikščiota po kelias parduotuvės. Monika, tai galėtų būti moterų rojaus parduotuvė? Galėtų būti, tikrai. Dieve, kokios glažios. Dabar aš nufilmau tu ir tu dabar man iš 50 tų pačių video reikės. Reikės sudėti vlogą. Labai. Vakaro užbaigimui dar turėjom užsirezervavę restoraną Pimentel. Jis pasirodo buvo to paties prekinio ženklo, kaip ir buvom per pietus, kas gavosi visai neplanuotai, tai kai kurie patiekalai atsikartojo, bet šiek tiek dar paskanavom ir keliavom ilsėtis. Aš susidedu su Patricija ir Monika. Jos mane kelia anksčiausiai ir liepia eiti į muziejus. Dabar 8 valandos. O aš turiu 4 dienas išsimiegojimą. Ir jos mane kelia ir verčia. Ir mes šiandien visos, tuoj parodysiu. Pas mus šiandien Barcelonai White Sensation vakarėlis. Patricija, atsisuk. Monika. Ir tu, bet tu neatsisuksi. Varom į metro ir važiuosim į... faina pakeliui į kavytę. Žiauri. Kur varysim? Į Sagradą Familiją. Mes šiandien patys anksčiausi paukšteliai iš visų dienų. Ir iš tikrųjų vėliausiai nuėjom miegoti, man atrodo, ne? Immobilitas card to the reader when prompted. Let's go. 这段
Tu viena dabar esi prie šitos bažnyčios. Kaip gražu. Verksim ar neverksim? Tu verksi. Tu neverksi, man atrodo. Bet čia bus burgeriai. Tu neverksi. Ar aš neverksiu? Paimama. Ne, neverksi. O neverksi. Jo. Aš manau, kad irgi neverksi. Kaip ir planavom, atkeliavom pasimti kavos. Kava čia buvo pati prašiausia visos kelionės metu, bet normalu, dažniausiai ten, kur yra kažkokie tai turistiniai objektai, ten būna ir prastesnės kokybės kavinukės aplinkui. Ekskursiją buvom užsisakę kartu su gidu, tai 9 valandą turėjom jau atvykti prie bažnyčios, kur susirinks visi žmonės ir keliausim tiesiai į objektą. Getting dangerous. Let's go up here. Pats geriausias gidas dar net nepradėjo. Iš tiesų gavom labai mielą gidą, kuris labai noriai dalinosi visą informaciją. Ir aišku, kaip ir visi žino, kad šita bažnyčia yra žinoma dėl to, kad jinai labai ilgai statoma, jau 140 metų. Taip yra todėl, kad projektas yra finansuojamas tik iš aukų ir pačių bilietų, kai žmonės atkeliauja aplankyti bažnyčios. Dažnai medijoje prašmėžuoja, kad jau tuoj bus baigta, bet iš tikrųjų nieko panašaus, liko labai daug darbo ir manau, kad niekas tiksliai nežino, kada viskas bus užbaigta. Bet kai bus baigta, tai bus pati aukščiausia bažnyčia pasaulyje. But for life to thrive, there must be love. And here, love is born between snails, love between flowers. Visoje bažnyčioje yra labai daug simbolikos, biblinių motyvų. Ir vienas iš meno kritikų apibūdina Sagradą kaip išskirtiniausią gotikos architektūros interpretaciją nuo viduramžių. Ir iš tiesų mūsų pastatam vizualiai paprastėjant, Sagrada yra kažkas, kas atrodo nežemiškai ir nematytai. Gaudi norėjo, kad kai žmogus ateis į bažnyčios vidų, jis jaustųsi taip kaip miške. Tai viduje yra sukurta tokia savotiška iš kolonų miško interpretacija, kolonos atrodo kaip medžiai, o šviesa per vitražus sukuria tokį spalvų efektą, tarsi saulė šviestų per lapiją. Tai yra pats lankomiausias objektas visoje Ispanijoje, tai aišku, žmonių kiekis buvo didelis ir manau, kad tai įtakoja, kad nebuvo to jausmo, lyg čia išties būtų bažnyčia, toks labiau komercinis pastatas, bet pats ir vidus ir fasadas yra tikrai įspūdingi ir šiais laikais tokių pastatų mes nelabai statom. Po bažnyčios planas, aišku, buvo nukeliauti papusryčiauti, tai sėdame metro ir važiuojame į savo pusryčių vietą. Content time. Pusryčiai buvo labai skanūs, nes šiaip buvo šiokia tokia eilė patekti į restoraną, o šiaip bažnyčia buvo mūsų paskutinis architektūrinis turistinis objektas, kurį norėjom aplankyti, taigi nusprendėm pasivaikščioti šiek tiek po miestą, aplankyti parduotuves, kurių nepavyko aplankyti sekmadienį. O, čia aš šiandien. Čia tu. Viena iš parduotuvių, kurias norėjom aplankyti, buvo žinoma dėl savo išskirtinio interjero. Tai Massimo Dutti parduotuvė, kuri yra buvusi dailininko Ramon Casas studija. Taip jauku, tas kilimas, tas sienas iš drobės. Šiek tiek pasivaikščioję po miestą nusprendėm važiuoti iki žinomos sendaikčių turgaus vietos, galbūt paieškoti vaikam kažkokių lauktuvių, bet čia ilgai neužsibuvom. Lauktuvių dinozaurai jėdžių. Monika ir Ugnė Barcelonoje jau yra buvusios anksčiau ir žinodamos, kaip man patinka papūgos, įtikino, kad reikėtų aplankyti ir parką. Ir visai ne veltui. Dieve, kaip gražu. Atsisuk, kaip gražu. Mamytė papūgytė išliko, jėdžiu. Ar mes? Pasidžiaugusios papūgom dar nukeliavom pasivaikščioti iki Triumfo arkos ir jau po truputėlį planavomės, kaip keliausime atgal į savo rajoniuką, nes liko neįgyvendinta viena užduotis. Reikia nupirkti lauktuvių Nemunui. Negaliu patikėti, kad va tokio eilėj turiu stovėti, kad patekčiau į Lego parduotuvę.
daiktus savo. Jūs pačiu laiku išėjote. Wow. Nemaniukai dovanytės einam. Pakeliui namo dar aplankėme kelias parduotuves ir kadangi buvo ilga diena, daug laiko praleidom ant kojų, apsidovanojom save, kas greitai paruošiamais makaronais, kas ledais. Ir vienintelis planas šiam vakarui buvo likęs tai nukeliauti į ispanišką restoraną, paragauti ispaniškos paėjos. Čia merginos bando neišsiduoti, nes aš kitame kambaryje ir labai tyliai informuoti kamerą, kokia staigmena laukia vakare. Kaip ir paaiškėjo, kad planas nebuvo vis tik restoranas. Apie šitą planą aš nežinojau visos kelionės metu. Iki mano gimtadienio buvo likę 2 dienos ir planas buvo pasveikinti mane būtent paskutinio vakarą, vakarienės metu. Vakarieniai pagal planą užsisakėme sangrijos ir paėjos ir dar laukiant maisto padavėjas atnešė 2 rožinius vokus, ant kurių buvo kažkas užrašyta ispaniškai. Kažkas kaip... Kažkas, bet jie ne čia atnešė, žinokit, man atrodo. Man svarsta. Data ir aš matau adresas. Tu kur adresas? Tai jūs tokį iškvietėte. Tu man kas raštą net pažinau. Aš stengiausi į kitą pusę rašyti. Jo, Dabar visos 3 į kadrą. 3 balandžiai. 3 balandžiai verkia dabar. 3 balandžiai skrient Paryžių. Taip va, ta staigmena ir prabėgo. Restoranas, kurį išsirinkom, buvo labai jaukus, aplinkui buvo labai faini žmonės, bendraujantys, maistas taip pat buvo geras, kadangi buvo daug emocijų, net nespėjom daug labai kažko ir prifilmuoti, prirodyti, bet skaniai pavalgėme, labai smagiai pasibuvome ir gražiai atsisveikinom su Barcelona. Visi aplinkui atsisveikina. Jeigu išbuvot iki galo, tai tikiuosi kažką pasisėmėt savo kitai kelionei į Barceloną. O jeigu tokių planų nebuvo, tai labai rekomenduojam tokių susikurti.